Čia tiek daug dalykų vienu metu vyksta, kad aš nebesuprantu jau nieko. Aš kur, pasakykit man. Labas rytas. Labas rytas, sėdėm mes jau greitai eigiam traukinį ir viskas, paliekam Kiotą ir važiuojam į Tokijų. Į Tokijus mums apie 500 beveik kilometrų. Tai rinkomės greitą traukinį. Niekada tokio traukinio nevažiavęs. Žiūrėsim, kaip greit jisai čia lekia. Patys traukiniai tokie gaubti. O ir viskas. Traukiniai gaubti tam, kad pasipriešintų vėjui ir galėtų greitai važiuoti. Važiuoja iki 300 km per valandą. Tai labai įdomu, ar jausis. ようこそ新幹線へ。ご利用ありがとうございます。この列車は東京行きの新幹線です。次は名古屋です。その後、新横浜、品川、そして終点の東京に停まります。どうぞごゆっくりお過ごしください。 Kol keliaujam pasiėmėm dar tokį rinkinuką, vadinasi Bento Box. Yra ganėtinai populiarus, keliaujant tokio tipo kelionės. Tai žodžiu, gavom dėžutę, čia vištytę, ryčiai dar kažkas, tada Erika pasiėmė, aišku, braškinį sumuštinį. Ir tada gauni dar maišelį, kad susidėtum šiukšlės, nes apskritai čia Japonijoje nelabai yra šiukšliadėžių. Tai irgi jeigu varysit ir varot keliauti, tai pasiimkit su savim maišiuką ir šiukšlės dėkitės į maišelį vis, nes nerasit kur išmest. Na va, privažiavo Mount Fuji, bet nesimato, pasislėpęs po debesais. Gaila. Sveiki atvykę į Tokijų. Ir čia matot labai daug nesąmonių visokių. Ir aišku, aš pakliuvau ant šito. Tai žodžiu, nusipirki gėrimą, tada jį sukratai 10 kartų. Ir tada, tai va, atrodo gėrimas. Tada geri. Ir su rūgščiais saldainiukais jisai yra. Pabandysiu parodyti. Na, ten matot, plaukėjo saldainukai. Iš pradžių nepavyko man tinkamai gerti šito dalyko. Žodžiu, dar reikia spausti skardinę kaip gerai. Nieko panašaus dar niekad neragavau. Iškart antras dalykas. Čia yra toks taksi, kuri čia atsisėdė į budelę. Ir tada žmogus tave veža. Tai jo, principas, žmogus įlenda į va ten. Tada kaip arkliukas tiesiog tempia. Nežinau, biškai keistas taksi. Nenorėčiau kažkaip taip jau baisiai žmonių išnaudot. O mes ką, mes jau esam Tokijoj. Prasideda truputį aukštesni pastatai, skruzdėlynas. Viskas labai tankiai. Va, mes gyvensim šitam viešbutį. Toks siaurokas visai. Nežinau, kiek čia kokių. Jo plotis maždaug 4 metrai. Taip grubiai paskaičiavau. Tai žiūrėsim. Gal čia bus tas kambarys, kur labai mažai vietos ir turėsiu problemų apsiprausti. O gal ir ne. Pamatysit jau visai netrukus. Nu va, tai ką tik atėjom į savo viešbutį. Nežinau, kiek čia. Nu, nėra per daugiausiai vietos. Bet viskas yra telikas, virtuvė, mikrobanginė, čia viską galima pasidaryti. Šildytuvas. Čia mane labiausiai domina. Ne, normaliai. Nu, gerai, gal ne visai normaliai, bet
Nėra taip blogai, kaip įsivaizdavau. Nutarėm, kad reikia pasakusą čia, kur gyvenam, paklaidžiot. Tai pirmas objektas mūsų. Sensodži. Tai žodžiu, čia yra vartai, įžymus šitų didelių kabančių šviestuvų. Tada tiesiai eina didžiulis marketas, kurį va toj praeisim. Ir tada Sensodži šventykla. Taip rekomenduotinų vietų šitam rajone, Sakusai. Šitas yra privalomas aplankyti. Ten yra šventikla, o čia yra marketas. Tai va, čia dažniausiai žmonės perka visokias lauktuvės, yra visokiausių maistų. Tai tuoj praeisim, pasižiūrėsim, kokių dalykėlių turi. Vonios burbulai. Šį kartą, kadangi oras mūsų nelepina, va tik atvažiavom į tokį, tai labai subjūro, šalta, nėra saulės. Sugalvojom, kad geriau eit, kai temsta, tada biškai daugiau šviesų bus, gražiau. Tai visai fainai atrodo. Visą street marketą. Labai gražus pastatai. Nežinau, šiaip mane asmeniškai tai žavi architektūra jų. Čia yra atvaizduoti sargybiniai šitos šventyklos. Vaikštant, dažnai Japonijoje kažkaip pastebiu, kad yra svastikų, bet čia svastika yra saugumas. Namų saugumo ženklas, sėkmė, visai asocijuojama su kitais dalykais. Čia galima ateiti, apsivalyti. Žodžiu, reikia nusiplauti iš pirmo kairę ranką, tada dešinę ranką. Ir tada galima praskalauti burną ir viską įspjauti čia. Taip pagal japonus įsivalai visą blogą energiją. Tai va, ir taip atrodys Sensodži temple. Čia milžiniškas šviestuvas. Iš esmės, visos šitos šventyklos gal kažkiek panašios, bet visos labai gražiai atrodo. Gal dėl to, kad labai nepastovu yra pas mus Lietuvai matyti tokius statinius, tai man asmeniškai gražu. O prie pat šventyklos yra pagoda. Arba dar kitaip bokštas, kuriame buvo laikomi šventi daiktai. Kaip viskas pas juos yra ryšku. Labai daug spalvų, labai daug apkrauna smegenų skaityti. Čia gerai, skaityti gal ir neapkrauna, nes nesuprantu, bet kiek daug visko ant viršaus tų sluoksnių pridėta. Siaubukas. Visiškas, ta prasme, siaubelis. O dabar atėjom į parduotuvę. Don Quijote vadinasi. Ir jinai ganėtinai didelė. Čia, aš nežinau, realiai turbūt, aš taip įsivaizduoju šūdų pardė, bet labai daug šūdukų visokių. Tai va, einam ir pradedam apsipirkinėjimą. Nemo. Ai, tai čia palauti, čia iš Nemo visos žuvytės ir yra. O dabar biškį papeiksim Don Quijote. Tai kaip ir minėjau, Don Quijotas yra šūdukų parduotuvė ir viskas yra ten pigu. Kadangi parduotuvė pardavinėja dalykus tax free, kitaip tariant be mokesčių, bet yra vienas bet. Didžioji dauguma daiktų, kuriuos ten parduoda, yra AliExpress arba kito šūdukų pardavėjo duplikatas. Ir internete gali nusipirkti už kokius 6 kart mažesnę kainą. Tai negaliu sakyti, kad visos prekės parsiduoda brangiau, kadangi radom specifiškai tai, ko ieškojome ir vis tiek parsinešėm maišą lauktuvių. Bet atsižvelgiant į tai, kad parduotuvė yra 7 aukštų, tai didžioji dalis yra perkainotas mėšlas. O čia po savo pirmosios kupinos įspūdžių dienos aš nusipirkau bankutę dantų skysčio, jį išgėriau ir ramiai jau miegoti. Please enter the
keyboard or touch screen. Can I take a picture with you? Please select the pose. Handshake. Handshake pose. Please stand next to me and shake my hand. O, žinokit, atėjo tokie laikai, viskas robotizuota, viskas pavojus. Do you prefer a different pose? Love heart pose? Please stand next to me and make heart more quickly. Sveiki, atvykę į Haradžiukų. Orai nekokie. Nuotaikos tokios prastesnės. Apranga mūsų nėra pati tinkamiausia, bet va gavom lietsargį. Šiaip lietsargiai labai faini, permetam. Čia daug žmonių vaikšto su tokiais. Bet probleminis oras visai puolė čia. Labai daug žmonių su lietsargiais. Truputį komplikuota vaikščio darosi. Pirmas mūsų sustojimas. Capsule Lab. Žodžiu, daug aparačiukų tokių, aš nežinau, gal atsimenat iš vaikystės seniau. Būdavo kokioj nors, nežinau, eini Megoje arba kur nors. Įmeti pinigėlį ir tau išmeta kažkokį random dalyką. Tai va, čia visa parduotuvė užpildyta vien tik šitom kapsulėm. Ir galėčiau ištraukti va visokius. Šuniukus, arkliukus, krokodiliukus, kačiukus. Tai gal kažką ir įsitrauksim. Ta parduotuvė ne tai, kad didelė, bet jinai dar ir per kelis aukštus eina. Čia iš vis. Bet aš einu su misija. Jeigu jau Japonijoje, tai norėčiau kažką iš Naruto susirasti. Bet kol kas nesigauna man. Mes įsimetėm pinigėlių. Trauksim kažką tai draugų. Gavom Supra. Jeigu turit vaikų ir skrendate į Japoniją, tai neskriskit su vaikais į Japoniją. Nes čia labai daug visko galima užsiprašyti, nusipirkti iš tėvų. Žodžiu, tai čia yra kažkokia anime gatvė. Realiai. Dabar, kadangi blogas oras, tai nelabai yra žmonių, bet čia visokių cosplayiniai žmonės vaikšto. Dabar esam parduotuviai, kur vien tik tai foto būdelė. Visokių gali nuotraukų pasidaryti. Ir pilna žmonių. Čia yra tiek foto būdelių. Įsivaizduokit, kiek galima daug prisifotografuoti. Nu va, ką tik pasifotografavom. Erika va kaip dizaineris, tai dėstina va. Čia išvis? Turbūt. Nu verta visų pinigų. シール出口にシールが出てるよ。シール出口に移動してね。またアイドルカムバックステージで遊んでね。 Manau, kad 外 čia 側の受付ブースから始めてね。 O. Va, galutinį produktą turim. Kai sakyti, galvoju, man reikia pagalbos komandinės. Šiaip jo neužkabinsime, jaučiu už niekur. Dar 10 sekundžių turi pagalvoti. Bandyk čiupt. Sukom biškį pasisaldint. Bliniokas vos.
O kadangi blogas oras mum ir toliau neleido turistaut, tai atėjom į žiauriai skanę vietą, kuri vadinasi Mensiraši, ir ten valgėm rameną su carbonara. Liko labai didelį įspūdį. Sveiki visi, su jumis balta lietuvis. Tai va, unikalūs sprendimai buvo priimti atsižvelgiant į unikalias oro sąlygas. Buvo panaudoti marškinėliai maikutė vietoj šaliko ir nusipirktos darbinės pirštinės. Kodėl? O todėl, kad niekur tokių nerado. Tai va, ir ką galiu pasakyti, iš tikro daug šilčiau, labai džiaugiamės šitų priimtų sprendimų. Kainavo pirštinės $3, maikė nieko nekainavo. O dabar esam Šibujoje ir einam pažiūrėti tą didžiulę perėją. Sveiki atvykę į Šibujos faršo fabriką. Tai čia yra Hadžiuko šuniuko statula. Pagal šitą šuniuką yra pastatytas filmas, kurio istorija yra tokia, kad mirė šito šuniuko šeimininkas. Ir jisai 10 metų po jo mirties laukė jo stoty kiekvieną dieną. Tam šuniukui mirus buvo pastatyta šita statula ir šitas šuo yra ištikimiausias šuo pasaulyje. Oho. Žodžiu, kol buvom Kijote, viskas tai buvo ramu, paprasta. Atvarėm čia metro, pilni žmonių, nėra kur atsistoti. Kaip atsirem. Aišku, dar priklauso nuo stoties, bet jeigu eini link visų šitų lankytinų objektų, pavyzdžiui, va, kaip Šibujo šitą perėją, tai... Oi. Bet taip, mums pavyko, mes esame čia. Ir toj pažiūrėsim, ką reiškia perėti. Ačiū Dievui, kad dabar nelyja ir visi žmonės be skėčių, nes... Dar kai įsiskleidžia skėtukai, tai visai būna sudėtinga. Padarysim POV, kaip atrodo perėti šitą perėją. Įprastai Starbucks'e žmonės užeina stebėti visos situacijos, kaip man pilna, visi su kamerom filmuoja, aš irgi juos filmuoju, kad jie pasijaustų taip pat kaip mes. Visokiausi let's screenai, reklamytės. Žodžiu, toks menkas skruzdėlynas, ne per baisus kol kas. Antras dublis. Wow. Neįmanoma kitaip. Negalėčiau pagalvoti, ieškojom lagaminų visur po $300–400. O čia Šibujoj pačiam centriniai realiai gatviai yra parduotuvėlė, kur galima mes nusipirksim lagaminą. Super, oho, šaunu. Šiaip japonų rūbai tai paliko didelį įspūdį, apskritai bele kur ateini, tai žiauriai fainų rūbų daug. Viskas labai fainiai čia pas juos tose parduotuvėse. Žodžiu, einam su Erika čia po gatveles ir kažkoks japonas sustoja prie mūsų. Sako, iš kur esat? Sakom, iš Lietuvos. Ir pradeda lietuviškai šnekėti su mumis. Aišku, ta kalba ne tokia lietuviška, bet žodžiu, jisai tiesiog pasikrapštęs galvą
Sako, aš turiu pažįstamų iš Lietuvos, pažįstu žmonių ten. Tai jo ir pradėjo uždavinėti mums klausimus, kaip sekasi iki pasimatymo, labą dieną, viso gero. Žodžiu, maloniai nustebę likom. Tai va, per visą kelionę sutikom vienus lietuvius ir vieną japoną, kuris kalba lietuviškai. Hikaru vardas. Nu va, ir sam. Dar va vienas dalykas, kokį jie turi, tai yra Love Hotel. Čia va gali kaip turistas svarbiausia nesumaišyti, nes jie būna ir bookingė. Tai va čia būna 2, 3, 5, 7 valandų kambarys. Va net vaišina gėrimais ir tortais. Ir va gali į tokią turėti ir čia su antra pusė jau ką nors veikti. Čia gal dabar toks bus labiau vyriškai auditorijai, bet jeigu sėdit ir galvojat, kad kažkur šitą vietą jau matyti, tai ji yra būtent iš čia. Truputis medžiagos japonų mėgėjam. Tik Japonijoje vienu metu galit pamatyti. Čia tiek daug dalykų vienu metu vyksta, kad aš nebesuprantu jau nieko. Čia tiek daug dalykų vienu metu vyksta, kad aš nebesuprantu jau nieko. Nusipirkom naują pirkinį. Tai yra lagaminas. Žiauriai geras lagaminas, jisai su ratukais. Įsiskleidžia, vat, galima pasikelti taip. Nu, realiai, nežinau. Geriausias lagaminas, kokį esu matęs. Žodžiu, esmė kokia, ką norėjau pasakyti. Nusipirkom jį random kažkokioj parduotuvėje, jau nuo jos nuėjom, bet dabar nepavyks man parodyti. Bet žodžiu, tai įsivaizduokit, Don Quijote, va, tarkim tokio dydžio, didžiausias, pigiausias nuo $300 prasideda. Šitas $79. Nu tai va, spręskit patys, ar norit Don Quijote lagaminų, ar norit tiesiog lagaminų. Ir manau, kad tokiom paprastom kelionėm lagaminai tikrai būtų geriau. Don Quijote sako tax free. Viską galima susirasti mieste pigiau negu ten yra. Tai jie padaro tax free, bet esmė, kad tu moki 2 kainą už paprastas prekes. Tai va Don Quijote. Aš tavęs nemėgstu. Nepirkit lagaminų Don Quijote, pirkit lagaminus Shibuya, Suitcase, kažkaip tam.
ちゃうねTai yra tokia nedidukė gatvelė su daug barų ant kiekvieno įėjimo po barą. Čia gali atvaryti. Va, be mokesčio atsigert gali su mokesčiais, būna kur ima tiesiog už įėjimą. Šiaip realiai, kol praėjom porą vietų kvietė užeit. Mėgsta čia turistus visai. Turbūt ir kainos gal labiau turistinės, nežinau. Bet jeigu turėsim laisvo laiko, tai reikės prasukti. Gal 5 praėjimai, gal 3. Ir viskas sustekinta barai. Trumpas tutorialas tiem, kas planuoja atvaryti Japoniją. Viskas yra spalvom, platformų ir linijų. Tai va, tarkim, mes dabar varom čia į tokį muziejų šiuosų. Surandat savo įėjimą. Tarkim, va šitas va, Oedo Line. Nusileidžiat ir tada traukiniai į 2 pusės važiuoja. Tai yra tiesiog paprasčiausia gaudytis pagal šitas rodiklis. Tarkim, nuo E11. Tai čia didėja. O kitoj pusėj mažėja. Ką, sveiki, sveikinamės iš saulėtos Japonijos. Ir orai šiandien žymiai geresni ir galiu pasakyti, kad iškart Japonijos balas kyla iki 10-ko beveik. Gal net ir nebeveik. Tai kokios buvo pirmos 3 dienos ir kokia šita, jeigu bus dar porą tokių, tai nusvers labai stipriai Tokijaus būtent kelionė. Nes Kiote lepino oras, bet čia ne visai geras būtų. Tai va, o mes einam šiandien į šviesų muziejų. Nu, aš tingiu, iš tikrųjų. Team Lab Planet. Nebereikia 3 parų maikių, nebereikia maikių vyniotis ant kaklų. Karšta, va, vienas megztukas, vienas švarkiukas ir vienas maikiukas. Ir užtenka. Tai va, bandysiu pafilmuoti, kas ten tą muziejų, nežinau, ar pavyks man. Gavom jau praėjimą iš karto, kad atėjom mandagiai vėluojant. Tai mūsų čia labai pasitiko, va, sako, eikit jau jūs nestovėkit. Taip nelietuviškai sakė, japoniškai, angliškai. Čia tiek saugoma, kad gali net savo skėtį prirakinti su kodu uždėti. Va, jum ir Japonija. And become one with the art. 体ごと没入し、体で認識し、アートと一体となる。 Va, prašau užsiritot iki kelienų kojas. Kelnes tai yra. Nes prašo, kad čia gali būti net iki kelių suaugusiam. Aišku, man iki kelių turbūt tai nebus, aš įsivaizduoju. Bet vis tiek, prasideda muziejus nuo vandens. Iškart lipam per vandenį jau. Bėga upelis va kažkoks. Oho, čia kaip faina. O,
Kažkur, aš pasakykit man. Čia jeigu kokiu nors grybukų, tarkim, netyčia suvalgęs būtum, tai labai jau būtų čia turbūt įdomu. Būna Lietuvoje tie tokie kambariukai su 20 tokių LED juostelių padaryti. Bet čia visai kitas lygis. Oh, it's so deep. O čia iki kelių vandenuko. Iš viršaus projektoriai. Šiaip įdomus dalykas. Gerai, čia kitas lygis. Žinau, kad Lietuvoje, apskritai Europoje dar niekur panašiai kažkur nebuvo. Geras. Geras. Esu priblokštas. O gal čia tikros žuvis iš tų? Ne, nereaguoja. Žinokit, pasakysiu aš jums. Čia yra kažkas tai... Čia yra konkretu. Taip pasakysiu. Ne, belekas čia šiaip vyksta. Aš sakyčiau, kad labai aukštas pilotažas. Žiūrėkit. Ojėt. Čia kur antiek viskas mirga, marga, nerandam išėjimų. Bet ne mes vieni, čia daugiau žmonių irgi klaidžia. Pasiklydom miške. Ištraukom į dienos šviesą. Nu, žinokit, sakau šitam muziejui. Vo, labai patiko, labai geras muziejus. Pats geriausias realiai, kokiam buvau gyvenime. Tai jo, jeigu būsit tokį, visiems rekomenduoju atvaryti, nepagailėkit pinigų. Geras visai užsiėmimas, žiauriai fainos instaliacijos visokios. Nieko panašaus kol kas dar nebuvau matęs, tai va, rekomenduoju nuvaryti. Nu ir ko lepina mus dar toks oras, tai sakau, kad reikia nuvaryti, pažiūrėti sakurų. Tai varom į Yoyogi park ir žiūrėsim sakuridžius. Tik oras geresnis, kad žmonės piknikauja, kas ant pevutės jau sėdi, kas ant pleduko. Aišku, mums tai čia nėra labai jau toks šiltas oras. Bet jau palyginus, kas buvo per paskutinės 3 dienas, tai mes jau labai laimingi, kad gavom pasilepinti tokiu oreliu. Nu, čia jau žmonių daugiau. Matėjau visi ant pledukų, pakritę ramiai. Ir čia pledukai tokie, kaip pasakyti,
Ne visai pledukai. 30 žmonių turbūt galima sutalpinti. Radau japonišką pupudėdę. 22, baba. O, kažkas ateina į parkelį su kiaulė savo. Tai ką matėt, kad aš kažkur važiuoju, turbūt labai jums įdomu sužinot būtų kur. Tai va, aš galvoju, reikia pasidalinti su jumis vaizdais. Jau kaip ir kelionė pas mus į pabaigą, tai dar vieno dalyko nespėjom pamatyti, kurį labai norėjom, bet dabar suspėjom. Štai ir jis. Patsai, ponas Fudžis. Jo, tai žiauriai gražu, šiaip labai sudėtinga jį pamatyti visą savaitę. Teko stebėti orus, visokių ten techninių nesklandumų, iki jo nuvykti, kilo žodžių, bet galiausiai triumfuojam. Ir realiai paskutinę dieną, nes jau rytoj būtume nespėję, paskutinę dieną mums pavyksta pamatyti kalną. Tai kas ten atsitiko ir kokie buvo nesklandumai. Kadangi nežinojom, ar apskritai bus įmanoma pamatyti Fudžį, tai kažkaip bilietų ir nenusipirkom. Ir sumastėm, kad reikia bandyti tiesiog, jeigu pagausim tą dieną, kada atsidengs debesis, tada ir varysim tenais. Atvarom į vietą, anksti ryte, likę autobusai yra 2 vietos. Įsėdam į tą autobusą, važiuojam į Fudžį. Prieš išlipant iš autobuso, 5 kokias geros minutės vairuotojas sako, apsižiūrėkit daiktus, nieko nepalikit, aš viską apsižiūriu, viską turiu, išlipam iš jo, sakau, reikia mums grynų pinigų. Atinu prie bankomato ir pamatau, kad neturiu savo piniginės. Apsižiūriu visas kišenės, kuprinę, piniginės nėra, greitai išbėgu iš vietos, kur galima nusimti pinigų. Bėgu į stotį, ten stovi 30 autobusų, matau, kad mano autobusų greičiausiai nėra. Nueinu į stotį, sakau, gal turit kažkokį lost and found. Ir sako man, ką pametei, kas atsitiko, žodžiu, aš jai papasakoju situaciją, kad neateina dar po kelių minučių ir duoda man numerį. Nieko nelaukęs, aš įsitraukiu telefoną, skambinu į tą numerį ir susiduriu su pirma problema. Mano kortelė yra australiška, o numeris yra japoniškas. Kažkas su kortelė ir aš negaliu atlikti skambučių į Japoniją. Pasuku galvą į kairę ir pamatau, kad stovi laidinis telefonas. Kaip tie senoviniai, kur reikėdavo įmesti pinigėlį ir galėdavai paskambinti. Kaip tyčia vienas draugas man minėjo, kad jeigu varysi į Japoniją, visą turėk prie savęs monetų, kad galėtum nusipirkti kažką iš aparatų ir galėtum atsigerti. Tos monetos man išgelbėjo, turėjau gal 300-400 jenų. Pradėjau tiesiog mėtyti tą telefoną ir bandyti paskambinti. Paskambinu į autobusų kompaniją ir galiausiai mes pradedam šnekėtis. Tas žmogus nekalba angliškai, visą laiką naudoja translate. Aš pasakau kažką angliškai, jisai viską įsiverčia į japoniškai, tada jisai pasako japoniškai ir išverčia man į anglų kalbą. Visą tą laiką tiesiog šurmulys didžiausias vaikšto žmonės visur aplinkui. Nieko neina išgirsti, ką ten kalba, bet daug maž tokias nuotrupas girdžiu kažką ir sako, tavo piniginė autobuse, viskas yra gerai, mes ją atvešim po poros valandų, kaip autobusas vėl išvažiuos iš Tokijo ir atvažiuos į Fudžį. Ir ką jūs galvoja? Po 2 valandų atvažiuoja autobusas. Nedingo nei pinigai, nedingo nei telės, viskas vietoj. Vairuotojas duoda piniginę, dar palinki gražios dienos. Aš savo piniginę atgaunu ir tada mes galim tęsti savo kelionę. Ką pasimokiau iš šitos istorijos, tai kad savo daiktus pamest galit Japonijai. Greičiausiai jie sugrįš. Tai per daug nepergyvenkit ir labai budrus gali ten ir nebūti. O jeigu pasakojant dalykus apie šitą kalną, nežinau, man jisai visai didelis atrodo, kas yra 3-7 km. Bet jeigu palygintume jį su Everestu, kur lips, tarkim, Aurimas Valajavičius, tai įsivaizduokit 2 tokius kalnus ir dar truputį ant viršaus. Tai pirmiausia sėkmės didžiausias Aurimui, o antriausia, net norėčiau pats pabandyti čia kada nors užlipti. Tai net galvoju, jeigu bus mano antra kelionė į Japoniją, tai lipsiu būtent į šitą kalną. Dar toks vienas faktelis, tai šiaip jisai skaitosi kaip ir aktyvus ugnikalnis vis dar, tai nežinau, prieš mum atvarant 3 dienas buvo Japonijos ten vyriausybė pasidalinus tipo pranešimų,
ką daryti, jeigu jis įsiveržtų čia, tai aš nežinau. Šiaip turbūt jis neturėtų padaryti to artimiausiu metu, bet jeigu padarytų, tai būtų visai rimta ten. Tarkim, reikėtų užsibarikaduoti 2 savaitės, turėti maisto, viską. Kažkada laukia galimai 9 kablis kažkiek balų žemės drebėjimo, tai jeigu čia toks įvyktų, tai vos ne pusė Japonijos turbūt subirėtų. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu galėtų šitas vulkanas įsiveržti, tai greičiausia va, per tokias aplinkybės. Tai geriau jis tegul nesiveržia, va taip va ir lieka, ir žmonės tegul jo džiaugiasi.ライク、シェル、サブスクライブ。